Pasvalio Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje iškilmingai buvo paminėtas pasvaliečio mokytojo, Pasvalio krašto garbės piliečio Stasio Vaičekonio 100 metų jubiliejus. Jubiliejinis vakaras prasidėjo šventomis mišiomis, kurias aukojo Pasvalio dekanas kunigas Algis Neverauskas. Dekanas pasidžiaugė, jog Pasvalio kraštui turėti tokį žmogų yra didžiulė Dievo dovana. Galbūt ne visada pastebime, kiek daug šalia mūsų yra nuostabių žmonių ir ne visada suprantame, kokie esame vieni kitiems brangūs ir reikalingi. Visą tai dažnai suvokiame per vėlai. Šiltus žodžius tariame prie kapo duobės, o pačius gražiausius žiedus nešame prie karsto. Kol žmogus gyvas, jo spinduliuojamo gėrio atrodytų net nepastebime. Atrodo, kad taip ir turi būti. Todėl bus amžinai. Pasvalio kraštui turėti tokį žmogų, nugyvenusį ilgą, prasmingą gyvenimą, nuveikusį didelį darbą, ypatinga dovana. 100-mečio jubiliejaus šventėje koncertavo Pasvalio muzikos mokyklos jaunosios kanklininkės, merginų mokytoja Bronė Griauzdaitė Petrauskienė. Pasvalio rajono mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas mokytojui Stasiui Vaičekoniui įteikė švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus pasirašytą padėkos raštą. Brangus kaimynė, leiskit pasveikyti jūs šito gražaus jubiliejaus progą, palinkėti daug stiprios ir geros sveikatos. Aš esu įpareigotas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir noriu paskaityti padėkos raštą Pasvalio krašto pedagogui Stasiui Vaičekoniui už ilgametę nuoširdžią ir kūrybinę veiklą. Jūs esate apdovanotas padėkos raštu. Pasirašo ministras Gintaras Steponavičius. Aš jį neveikiu. Jubiliatą pasveikino savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Ramutė Ožalinskienė. Vedėja pabrėžė, jog kiekvienais metais Pasvalio rajone pasveikina po 2-3 šimtamečius. Jubiliatą pasveikino Pasvalio miesto seniūnijos atstovai. Stasio Vaičekonio 100-mečio paminėjime dalyvavo jo sūnėnas žurnalistas Antanas Šimkūnas. Stasiukas yra mano mamos brolis, Barboritės. Štai ir pražydo pavasarių 100. Už slenksčio takas giliai pramintas. Juo mes pareinam kaimą ant Ragųjų pasisvečiuoti tarp artimųjų. Ragūjuose Barboros ir Juozo Vaičekonių šeimoje gimė 11 vaikų. 2 jauni mirė, 9 išėjo į gyvenimą. Iš tų 9 nė vienas nesulaukė 90 metų. Buvo priartėję, kaip sesutė Konstancija buvo priartėjusi iki 89, kiti jaunesni mirė, o Stasiukas iš visų 9 sulaukė 100 metų. Kaip mes kalbame, sulaukė todėl, kad jis mokėjo dalinti žmonėms gerą. Ir jis savo laiške, viename laiške, kai jis mokėsi Italijoje, mano mamai rašė, sako, žmogus tik dalindamas kitiem gerą, pajunta gyvenimo prasmę ir gyvena ilgai. Tai buvo pranešingi jūsų žodžiai parašyti tam laiške. Mes pasveikinsim jūs susirinkę, o aš daugiau netrukdysiu. Linkiu dėdei geros sveikatos, ištvermės. Ačiū, kad jūs esate su mumis. Dėdę Stasį Vaičekonį garbingo jubiliejaus progos pasveikino dar vienas jo sūnėnas – chorvedys Petras Vaičekonis. Kiekvieno keliai skirtingi.
ir nežinau, kodėl aš, pavyzdžiui, muzikas. Aš dabar irgi man iki šiol didžiulį mislė, kodėl dėdė toks ypatingas. Šiandien iš viso stebuklinga diena. Dar tokios mūsų Vaičiakonių giminiai nebuvo, todėl kad 100 metų sulaukti, tai buvo tokių priartėję arčiau ar toliau, bet kad įžengti į antrą šimtmetį tikrai nepasitaikė. Na, man kartais atrodo, kad dėdė toks stiprus, kai jis moka atsiverti gėriui. Kažkaip jis moka iš dangaus priimti tas Dievo dovanas. Ar dėl to, kad jis jaunystėje su saleziečiais važiavo į Turiną, mokėsi ten daug tokių klausimų, kodėl ypatingas labai dėdė toks. Reiškia, geras širdis, jis turi visas dovanas. Man kartais primena, kaip net aš pats paskutiniu metu dirbau 17 metų su bažnytiniais chorais, tai tų psalmė daug išmoko. Viena psalmė man įstrigo, kad viešpačiui žemės stulpai priklauso. Ant jų jis paremia pasaulį, savo ištikimųjų žingsnis jis saugo. Tai man atrodo, kad dėdė visą gyvenimą, visą 100 metų nuoširdžiai saugo, iš aukštybių kažkokia jėga, jo ir durų jam nereikia rakinti, ir visą laiką slenkstį jo saugo, ir laikui atėjus, ir kaiminystėje apgyvendino, Dievas paskyrė sklypą, apgyvendino globėją, ir viena ir kita atsirado, reiškia, ir laikui atėjus jis, taip sakant, visko pasirūpino. Ir tiesiog mūsų giminiai tiesiog dėdė kaip šviesos spindulys, kaip šviesos žibintas. Todėl, kad gėrio iš dangaus nesiunčia blogiems žmonėms. Sakysim, niekada neatsiunčia tų vertybių ir Dievo dovanų nei kokiam nors Uspaskichui, nei Valinskui, nei kokiam Sacharukui. O dėdei visas dovanas, taip sakant, teikia, ir aš tikiuosi, kad jis dar ir meldžiu Dievą, ir tikiuosi, mes visi tikimės, kad jis dar pabus ilgai su mumis visais mūsų ir mūsų giminės, artimaisiais, ir su jumis visais, ir su visa Pasvalio bendruomenė. Čia ir aš sakyčiau, šventė šiandien yra ir visos Lietuvos. Todėl, kad ne tik jau daug tų šimtamečių ir tokių garbingų žmonių. Pasvalio krašto garbės pilietis, nusipelnęs mokytojas Stasys Vaičiakonis, gimė gausioje ūkininkų Barboros ir Juozo Vaičiakonių šeimoje Ragujų kaime. Pasvalio gimnazijoje baigęs 4 klases, būdamas 15 metų jis mokslų tęsti išvažiavo į Italiją. Po mokslų grįžęs į Lietuvą, pradėjo tarnybą Kaune karo aviacijos dalinyje. Dirbo fotolaboratorijoje, kur tapo profesionaliu fotografu. Tarnyba kariuomenėje nebuvo sunki. Jis turėdavo nemažai laisvo laiko. Čia susirado iš to paties Ragujų kaimo atvykusius mokytis kaimynus, pedagogiką studijuojančią Verutę Sklenytę ir jos brolį. Užsimezgusi artima Verutės ir Stasiuko draugystė apsivainikavo vestuvėmis Ragujuose. Abu tapo gražiausios sodybos šeimininkais ir Pasvalio krašto garbės piliečiais. Verutė amžinybėn iškeliavo prieš 4 metų, sulaukusi 90-mečio. Gražiausius savo gyvenimo metus Stasiukas su Verute praleido savo namuose ant Lėvens upės kranto, pasinėrę į kūrybingą pedagoginį darbą.
Gimnazijoje jis dėstė piešimą, braižybą, vėliau prancūzų kalbą, kuri, mokantis Italijoje, jam buvo privaloma. Dirbdamas Pasvalio gimnazijoje jis organizuodavo gamybinės klases, darbinį mokymą. Semtis patyrimo iš nenuvargstančio mokytojo ir pedagogo atvažiuodavo delegacijos net iš kitų šalių. Savo buvusiam mokytojui, vėliau pavaldiniui, už pedagoginį meistriškumą, nuoširdumą ir meilę mokiniams padėkojo Vilnietis profesorius Bronislovas Bitinas, dirbęs Pasvalio rajono švietimo skyriaus vedėju, ilgametė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytoja Adelė Pladienė bei gimnazijos administracijos atstovai. Stasį Vaičiakonį pasveikino jo buvęs kolega pasvalietis mokytojas, Pasvalio krašto garbės pilietis Juozas Velžys, prieš porą metų atšventęs savo 90-mečio jubiliejų. Jubiliejinio renginio metu koncertavo Pasvalio kultūros centro mišrus choras. Stasys Vaičiakonis net 40 metų dainavo šiame chore. Choristai jubiliatui padovanojo jo mėgstamiausią dainą Mano rančą, kurią aranžavo būtent sūnėnas Petras Vaičiakonis. Solo partiją atliko Vaškų bažnyčios vargonininkas Vaidas Bivainis. Pasvalio apylinkių seniūnijos Medinių kaime, kuriame gimė ir augo Lietuvos vardą garsinę Vileišiai, buvo surengta medelių sodinimo talka. Maždaug prieš 20 metų Lietuvos kėlėjų Vileišių atminimui šioje vietoje buvo pastatytas ąžuolinis stogastulpis, o prieš 10 metų aplink pradėtas sodinti atminimo parkas. Šiemet surengti talką Medinių kaimo parke sugalvojo Lietuvai pagražinti draugijos Pasvalio skyrius, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos bendruomenė, Pasvalio rajono deputatų klubas bei Pasvalio apylinkių seniūnija. Lietuvai pagražinti draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkė Vida Stokienė pasidžiaugė, jog į talką susirinko net 64 Pasvalio krašto žmonės. Medelius Medinių kaime sodino Pasvalio rajono mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, savivaldybės tarybos narys Gediminas Andrašūnas, pirminės asmens sveikatos priežiūros centro vyriausiasis gydytojas Vilius Povilionis, pasvalietis Antanas Vileišis, Gribkelių kaimo ūkininkė Marija Steponavičienė, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokiniai ir mokytojai bei direktorius Viktoras Rimša, Ustukių ir Medinių kaimų žmonės. Kaip susirinkusiems papasakojo akcijos iniciatorius, Joniškėlio krašto bendruomenių asociacijos prezidentas Juozas Bagdonas, vienu svarbiausiu parko akcentu tapo vieta, kurioje augs vardiniai medžiai, skirti kiekvienam Vileišių šeimos nariui. Mama Agotą, tėtį Vincentą, 6 sūnus Petrą, Joną, Antaną, Anuprą, Juozą ir Kazimierą įkūnys ąžuolai, o dukras Mortą ir Oną eglaitės. Dukroms, kurios gimė vėliausiai, yra pasodintos eglutės.
Tie, kurie vėliau atvyko, jie nematė. Visiems 6 Vileišiams sūnums yra vardiniai ąžuolai. Kiek toliau yra pasodintas signatarui, nes jis yra prieš 2 metus sodintas, jau žemė duobė buvo iškasta, tai nustatyti vietos nebuvo galima. Ir nusprendėm, tegu tai lieka. Dabar, ar jūs žiūri tuos mano skaičius? Vat? Tai tėvas, motina, sūnus ir 2 dukteris. Dukteris tai Eglutės yra. Taip. Dabar Jonas Vileišius, signataras, yra kiek toliau. Mes jo nepersodinam. Bet užtat šiandien visus persodinam medžius, kad jie truputį būtų toliau nuo šeimos medžių. Nuo šeimos tų vardinių medžių. O tie šeimos medžiai glaustai susodinti, tai kaip būna nuotraukoje. Žiūri, tėvas, motina, vaikai, jauniausius dukteris priekyje. Tai tas yra ir padaryta. Per talką Medinių kaime buvo pasodinta ne tik naujų medelių, bet ir į naujas patyrusio miškininko Juozo Bagdono parinktas vietas persodinti kai kurie ąžuoliukai. Ačiū, kurie prisidėjo tvarkant šitą parką, padedant išsaugoti Vileišių atminimą. Ačiū už iniciatyvą Lietuvos draugijai Lietuvai pagražinti Pasvalio skyriui, deputatų klubui, Vileišio organizacijai, visiems kaimynams, kurie savo rankom ir nebijodami šito molio čia dirbo gerus darbus. Šitas parkas pradėtas sodinti jau daugiau kaip prieš 10 metų, bet sunkiai sekės augti tie medeliam, kaip matot, jie ten skurdo, bet aš tikimės, kad ta gera pradžia, kurio, nežinau, kurį čia dabar išskirti, ar Juozą Bagdoną, ar Vidas Tokienę, ar Vileišiečius, tikrai visus kartu už tą iniciatyvą, gal man atrodo, tas parkas pradės atgimti iš naujo. Mes turim gražų parką, atgimimo parką prie pat Pasvalio. Jis irgi buvo kažkada mažiukas, kažkada buvo irgi, kaip sakyti, nebrandus, o dabar gražu, gera pasinueiti. Ir tikimės, kad tikrai šitas parkas irgi bus neprastesnis, kaip mūsų yra gražus atgimimo parkas. Ačiū dar kartą visiems. Žodį galbūt. Daug nuoširdžių padėkos žodžių išsakė Vileišių giminės atžala, Onos Vileišytės Klongevičienės anūkė Dalia Klongevičiūtė Strazdienė. Labai noriu padėkoti visiems čia ir susirinkusiems ir aplamai, kad neužmirštat tų žmonių, kurie už Lietuvą buvo pasiryžę ir galvą padėti ir viską, ką turi Lietuvai ir ypatingai šiam kraštui atiduoti. Taip kad, ką ir be pridėsi, jau čia gražus yra šitas, tikiuosi, išaugs miškelis ir šitas kraštas jų tikriausiai neužmirš. Nes čia labai didelis ačiū mokyklai, jie turbūt ir pradininkai yra, kad atgaivino jų pagarbą jiems atgaivino ir tą atmintį, tai turbūt mokyklos mokytojams ir visiems didelis ačiū. Medelių sodinimo talkos dalyviai diskutavo, jog viena parko laukymė galėtų tapti gimnazistų švenčių vieta, kitoj kaimo jaunimas galėtų rengti gegužines bei kitus susibūrimus.